Fizinių ir technologijos mokslų centre, įkurtame 2010 metais, įvairūs mokslininkai bei studentai atlieka šiuolaikinės chemijos, fizikos ir technologijos mokslinius tyrimus bei kuria ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje vertinamus produktus. Naujas tyrimų centras įkurtas sujungus 3 fizikinių tyrimų institutus. Fizinių ir technologijos mokslų centras neabejotinai prisideda prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo bei žinioms imlios visuomenės ugdymo, o bendradarbiaujant su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais, sėkmingai vykdomi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakomieji darbai. Lietuva gamina labai garsiai lazeriais, jos gamina, jos žmonės nori pirkti. Tam, kad jos nupirktų pramoniniam procesam, jos reikia pabandyti. Niekas nepirks katės maiše. Tai tam ir buvo įkurta pirmiausia taikomųjų tyrimų laboratorija, paskui galiausiai išaugom iki skyriaus, kur turim 50 žmonių ir taip toliau. Paimam lietuvišką lazerį, paimam bandinius, kurie ateina iš klientų iš viso pasaulio ir po to bandome gręžti skylę, pjauti, ženklinti, suvirinti, visokie procesai, su kuriais galime modifikuoti medžiagą su lazeriais. Tai mes to ir užsiimam. Imam bandinuką, imam lazerį, sujungiam. Aišku, po to daromės gudresni, prandam patys rašyti projektus, patys galvoti, kur dar galėtų būti tie lazeriai panaudoti, neskaitant to, kur ateina kažkokių išklausimų iš Korėjos, iš Indijos, iš Japonijos ar iš Amerikos, patys galvojam, kur galim pritaikyti. Saulės elementai, langai visokie gudrus, visokių yra sričių. Lazeriai bet kur gali būti pritaikomi praktiškai. Tai yra įrankis. Yra lietuviški lazeriai, tom kompanijoms reikia parodyti, kad tie lazeriai tinka tiem procesams, kuriems galvojama. Tai pirmiausiai bandome, tai yra užklausimas iš tų, kas tiekia įrangą, kas lazerius gamina. Tai čia yra Explo gretimas pastatas, yra šviesos konversija, yra mažesnių kompanijų, kurios taip pat gamina lazerius, su kuriems tas įdomu, arba kiti gamina mechaniką, optiką ir irgi ją įdomu išbandyti. Kitas dalykas yra kompanijos, kuriams reikia procesų. Plonosluoksnio saulio elementų gamintojai, kuriems reikia ten lazerinių raižymų, kad gauti efektyvumų gerą dideliam plote. Dar visokiausių elektronikoje, plonosluoksnio elektronika, kad suformuoti struktūras. Įrašyti kodą stiklo tūryje, kad niekas negalėtų ištrinti, niekas negalėtų pakeisti ir taip toliau. Visokiausių yra procesų, kur galima. Čia matote lazerinio apdirbimo stakles, juose stovi iš visos konversijos faros femtosekundinis lazeris, generuojantis itin trumpus 300 femtosekundžių impulsus, kuriais mes apdirbame įvairias medžiagas. Esmė yra šio prietaiso, kad tiesiog elektromagnetinė spinduliuotė yra aštriai sufokusuojama į bandinį, vyksta elektromagnetinė spinduliuotė sugertis, medžiaga įkaista, garuoja ir taip vyksta medžiagos ablecija. Tai mes galime itin tiksliai apdirbti įvairias medžiagas, daryti kanalus, skylutes ir kitus darinius, kokių mums iš tikrųjų reikia. Vienas iš pavyzdžių tai būtų metalo apdirbimas. Tai, čia gal metalo lakštų neapdirbsim, gal netokie galingumai, bet tarkim, jeigu reikia įvairių itin tikslių darinių, tarkim, metalo plėvelėse ar kaip čia blekelėse, pavyzdžiui, litografinių kaukių gamyba, pavyzdžiui, kur reikia itin tikslių įvairių struktūrų, kurios po to jau yra taikomos litografijai. Tai būtų vienas iš pavyzdžių. Yra kitų įvairių medžiagų, pavyzdžiui, kaip stiklo apdirbimas, tai yra, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų ekranų apdirbimas. Tai yra, kai ekrane, tiesiog dabar mes visi planšetiniai šitie kompiuteriai ar mobiliai telefonai turim didelius ekranus, ten yra itin kietas stiklas, tai jį apdirbti gana sunku. Tai reikia jame suformuoti irgi tai įvairius skylutės mikrofonui ir panašiai. Kitas dar stiklo apdirbimai, tai yra vidinis tūrinis modifikavimas. Tai jau yra mes tiesiog šitais trumpais impulsais paveikiame stiklą tūryje, tai yra modifikuojame jo lūžio rodiklį. Ir vėlgi galime formuoti įvairius darinius, tiek įvairias difrakcinės fazinės gardeles, tiek šviesos gijas tunelius, kaip geriau pavadinti, ir jau įvairių taikymų.
Puslaidininkų fizikos instituto medžiagotyros ir elektronikos inžinerijos skyriuje fundamentiniai tyrimai pritaikomi praktikoje, kuriant įvairius prietaisus, kurie gali būti sėkmingai naudojami pramonėje. Pagrindiniai tokie prietaisai, kuriuos mes stengiamės padaryti, tai yra magnetinio lauko matuokliai, kurie gali būti skirti įvairių industrinių įtaisų, motorų tyrimams, taip pat gynybinių technologijų, tai yra išdirbinėjam matuoklius specializuotus elektromagnetinių svaidyklių tyrimams. Taip pat, kadangi mūsų yra gana nemažas tyrimas medžiagotyros ir biologinių objektų, tai mes taip pat gaminame, išdirbinėjame, kūrėme specialius elektroporatorius biologinių ląstelių fizikinių poveikių tyrimams. Ir labai svarbus objektas yra būtent tai vadinami, dažnio keitikliai, kurie gali būti naudojami industrijoje reguliuojant įvairių motorų veikimą. Štai šis įtaisas yra unikalus magnetinio lauko matuoklis, kuris yra skirtas matuoti elektromagnetinio lauko dinamiką prie elektromagnetinių svaidyklių. Jo unikalumas yra tai, kad jis gali matuoti impulsinio magnetinio lauko vertę, kai yra nežinoma to magnetinio lauko kryptis. Šitas prietaisas yra apgintas būtent patentų kartu su vokiečių prancūzų institutu. St. Louis'e yra bendras Lietuvos ir Vokietijos patentas. Gautas Prancūzijoje, o dabar jau ir greitai gausime europinį. Jis yra specialiai ekranuotas nuo didelės galios trikdžių, o štai čianais jūs matote mūsų paskutinį išdirbimą, tai yra prietaisas, kurisai gali būti vartojamas, būtent magnetinio lauko matavimui prie įvairiausių motorų. Jame labai intensyviai dalyvavo ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai. Ir štai šitas prietaisas dabar turėtų tarnauti grinai pramoniai jau gana plačiam poreikiui. Na, čia ir šitas prietaisas, kurį matot, irgi yra sukurtas, tarp kitko, tam, kad galima būtų kalibruoti, čia irgi yra mūsų Vilniaus stiprių magnetinių laukų centro, kad galima būtų kalibruoti štai šitos magnetinio lauko jutiklius. Terahercinė spinduliuotė ir jai pritaikyti jutikliai leidžia pamatyti tai, ko nemato žmogaus akis, peršviečiant bei juostelėje užfiksuojant tiriamą daiktą. Mes esam terahercinės fotonikos laboratorijoje ir mes čia darom spektroskopiją ir spektroskopinį vaizdinimą terahercinių dažnių srityje. Neišardant pakuočių, galim stebėti, kas yra pakuotės viduj, naudojant spektroskopinį vaizdinimą ir kas yra svarbu, kad mes darom ne tik tai vizualizavimą, kas yra viduj pakuotės, bet mes turim technologiją, kuri leidžia mums atpažinti paties objekto sudėtį, parodyti, kokia yra objekto sudėtis ir spręsti apie jo, nežinau, pasiskirstimą homogeniškai. Gal svarbus momentas to spektroskopinio vaizdinimo, kad mes turime galimybę pačią sistemą padaryti mažą, kompaktišką ir ta sistema gali dirbti ne laboratorijoje moksliniai, bet tiesiog pramonės srity. Šiuo metu mes turim projektą, kada darom pašto vokų, pašto siuntinių iki 10 mm ar 50 mm storio pašto siuntinių skanavimas ir atpažinimas, kas tuose siuntiniuose yra. Čia mes matom tą vaizdinimo stendą, kuris šiuo metu vyksta rastrinis skanavimas, tai reiškia, po eilutės sudaromas vaizdas, jis šiek tiek užtrunka ilgiau, bet mes vėl turim siekiamybę įdėti liniuotę ir tą skanavimą daryti kaip ir įprasta pas mus skaneriai ant stalo. Yra vaizdas nesupakuoto ir supakuoto objekto. Ir čia turim atskirimą cukrozė, vyno rūgštis, taip pat ir supakuota medžiaga. Pakuotė yra irgi tas pats atpažinimas. Parodimas yra kas viduj tos pakuotės ir atpažinimas objekto
Optoelektronikos skyriuje mes kūrėme, tyrėme prietaisus, kurie šviesą verčia elektra ir atvirkščiai elektrą verčia šviesa. Tai du tokie pagrindiniai prietaisai yra lazeriai arba šviesos diodai, kurie elektrą verčia šviesą, ir yra fotodetektoriai, kurie daro atvirkščią darbą. Tai turime technologiją, sakykime, pačią moderniausią. Galbūt įrenginys nėra pats toks moderniausias, bet pati technologija tai yra puslaidininkių technologijos viršūnė, molekulių plokštelių epitaksija. Su ta technologija galima užauginti puslaidininkius, kokių iki šiol nebuvo gamtoje. Dabar apskritai puslaidininkiai auginami ne tai, kad ieškoma kur nors medžiagų ir tyriama jos savybės. Tiesiog tu žinai, kokios tau savybės reikia, tai tokią savybę ir tokios savybės medžiagas ir susikūrė. Tai va, mes susikūrėm pradžioje medžiagą su labai trumpom elektronų gyvavimo trukmėm. Jie tenai mažiau negu 1 pikosekundę, 10-12 sekundės. Iš tokių medžiagų galima padaryti, reiškia, tokios labai sparčius fotodetektorius, kurių pagrindų dabar veikia mūsų sukurtos terahercinio dažnio diapazono sistemos. Medžiagų struktūrinės analizės skyriuje sumontuoti pirmieji Lietuvoje elektroniniai mikroskopai, rentgeno difraktometrai ir buvo pradėta tirti medžiagų kristalinė struktūra, paviršiaus defektai. Šioje laboratorijoje buvo įsigyti ir pradėti naudoti pirmieji japoniški elektroniniai mikroskopai, pasižymintis ypač gerą kokybę. Ir joje buvo išauginta visa karta puikių savo srities specialistų mokančių dirbti elektroniniais mikroskopais, rentgeno difraktometrais, kvalifikuotai interpretuoti gautus rezultatus. Tai yra labai svarbu ne tik turėti gerą įrangą, bet ir mokėti ją naudotis, mokėti interpretuoti ją gautus rezultatus. Nes šiais laikais vienu metodu pilnai ištirti medžiagos ir atsakyti į visus mokslininką dominančius klausimus neįmanoma. Neįmanoma vien elektroniniu mikroskopu ar vien spektrometru, ir reikia žinoti, kokiais metodais papildyti tą informaciją, ir tada mes galime jau išsamei atsakyti, kokia yra situacija, kokia yra struktūra, ką reikia daryti, kad pasiekti norimą tikslą, gauti norimą darinį. Na, mes esame prie skenuojančio elektroninio mikroskopo. Tai toks prietaisas, kuris leidžia tirti paviršių labai dideliais didinimais. Šito prietaiso skiriamoji geba yra 1 nanometras ir dar šiek tiek geresnė. Šalia elektronų spindulio šiame prietaise yra ir jonų spindulys, ir tas jonų spindulys leidžia mums pjaustyti vandenį. Reiškia, mes galim daryti skersinius pjūvius, galime pasiruošti bandinius peršviečiamajam elektroniniam mikroskopui, kuris yra gretimame kambaryje. Fokusuotų galio jonų pluoštelis, jo galimybės yra tokios, kad, sakysim, šitoje nuotraukoje pavaizduota plauką jis galėtų supjaustyti į 1000 dalių. Na, šalia palyginimų yra vienas iš pramoninių objektų, tai yra mikroschema, kuri apsaugo rašalinio spausdintuvo kasetę. Na ir matom, koks yra elementų išdėstymo tankis, vėlgi lyginant su plauku. Ir mes galim tokius objektus tirti labai tiksliai.